Sveikinuosi Britų tarybos organizuojamoje diskusijoje lyčių nelygybė, sovietmečio šešėliai šiuolaikinėse šeimose. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kokie su lyčių vaidmenimis ir santykiai šeimose susiję stereotipai, reliktai egzistuoja mūsų kasdienybėje modernioje Lietuvoje. Kokias praktikas šeimos santykių lyčių vaidmenų kuriame, o nuo kokių norime pabėgti. Šiandien dažnai kalbame apie desovietizaciją ir monumentų nukėlimą. Ir iš dalies šita diskusija irgi yra apie monumentų nukėlimą, tik tais ne gatvėse, ne parkuose, ne gatvių lentelėse, o būtent mūsų šeiminėse praktikose, šeimos santykiuose. Ko norime, ko turime galbūt atsisakyti, kad judėtumėm toliau link modernios Lietuvos valstybės. Įdomu yra tai, kad jeigu pažvelgsime į šiuolaikinius 30-mečius, kurių ir čia auditorijoje matau ne vieną, dabar kuriančius savo šeimas, susilaukiančius vaikų, juos auginančius ir auklėjančius, šie patys 30-mečiai yra gimę arba vėlyvuoju sovietmečiu, arba jau nepriklausomoje Lietuvoje. Sistemoje, aplinkoje, kuri, galbūt ne iš karto, bet šeimos santykiai, lyčių lygybės modelis yra nukreiptas į vakarus, vakarietiškas praktikas. Mūsų tėvai augia sovietinėje sistemoje, dabartiniai 60-mečiai vėlgi visai kitoje sistemoje, okupaciniais metais, o mūsų seneliai, tai yra dabartiniai 90-mečiai, neretas jų yra augęs prieškario smetoninėje Lietuvoje. Tad turime vieną šeimą ir kelias kartas, kurių kiekviena auga vis kitokioje sistemoje, yra auklėjami kitokioje sistemoje ir dar įdomiau, savo vaikus auklėja jau naujoje, kitokioje negu augia patys. Ir šiandien sveikinuosi su labai garbingais ir įdomiais pašnekovais. Mūsų diskusijoje dalyvauja Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė, tarptautinės ir žmogaus teisų ekspertė, ne vienerius metus dirbusi žmogaus teisų organizacijose, kaip kad Europos lygybės teisės tinklas. Taip pat sveikinuosi su profesoriumi Eugenijumi Laurinaičiu, gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto partnerystės profesorius, 5 knygų autorius ir bendraautorius, beje, jau po poros savaičių pasirodys ir po savaitės bus pristatoma nauja profesoriaus knyga, anonsas trumpas. Buvęs ilgametis Europos psichoterapijos asociacijos prezidentas. Ir taip pat mūsų diskusijoje dalyvauja daktaras Mindaugas Nefas, Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktorius ir VDU humanitarinių mokslų fakulteto istorijos katedros darbuotojas bei mokslinių darbų žurnalo Istorija redaktorius. O šią diskusiją moderuosiu aš, Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Višniauskaitė. Mindaugai, noriu pradėti nuo klausimo jums. Ir noriu šiokios tokios istorinės perspektyvos. Šiandien mes labai dažnai linksniuojame savoką tradicinė šeima. Ir aišku, pirmiausia, mes turime menį santykius tarp vyro ir moters dažniausiai. Tačiau jeigu tradicinę šeimą mes suprastume kaip tradicinių vaidmenų ir rolių šeimą, kur moteris tarsi yra šeimos židinio kūrėja, rūpintoja, o vyras turi tą saugumo užtikrintojo rolę, ar teisinga būtų teigti, kad tokia tradicinė vaidmenų šeima egzistavo prieškario smetoninėje Lietuvoje ir kokį virsmą ta šeima patyrė pereidama į sovietmetį? Koks yra tas pokytis, kokį jūs fiksuotumėte tarp šių dviejų sistemų? Jeigu jūs tikėtumėtės trumpo atsakymo, galėčiau sakyti taip, bet tikriausiai ilgesnio norite. Tai istoriškai reikėtų nusikelti dar į ankstyvesnius laikus, kuomet pradeda formuotis tie vaidmenys. Vaidmenis tai, kad vyras užima politinės sferos lyderio pozicijas, o moterims lieka
kitos pozicijos šeimoje ir ten panašiai. Tai tarpukariu čia nieko nėra išskirtinio. Vienintelis galbūt toksai įdomesnis reikalas, jog Lietuva buvo viena iš tų Europos valstybių, kur politinė moterų emancipacija vyko pakankamai staigiai, beveik koja kojant su lyg vyrų politinių teisių įgavimu, nes reikia suvokti kokį svarbų dalyką. Iki 20 amžiaus pradžios politinių teisių platų spektrą Lietuvoje turėjo labai maža visuomenės grupė, tai ką mes vadiname bajorais. 20 amžiaus pradžioje gimsta naujo pobūdžio Lietuvos valstybė, tautinė valstybė ir jinai tą politinės teisių, kaip įmanoma, didesnį spektrą lygiai grečiai teikia ir vyrams, ir moterims. Bet šiuo atveju vaidmenį šeimoje, čia yra kitas šiek tiek klausimas. Ir moteris kaip motina, moteris kaip šeimos židinio esminė tokia kūrėja puoselėtoja, tai ne tik, kad buvo gajus, bet jis buvo tarpukario Lietuvoje faktiškai nekvestionuojamas. O net ir palaikomas pakankamai pažangiomis moterų emancipacijų klausimais laikomų moterų, visuomenininkių moterų, kad tai yra tas sritis, kurioje mes išsiskiriam. Ta prasme, nedubliuojam vyrų teisių ir turim savo tokią išskirtinę misiją. Tai va, tai ar tarpukario Lietuvoje buvo sukurtas kažkoks unikalus modelis, šeimos modelis, moters vaidmens jame modelis? Tikrai ne. Nes šiuo klausimu visuomenės, ar tai būtų Lietuvos visuomenė, ar tai bet kurios kitos Europos šalies visuomenė, ėjo tokių pažangos modernizacijos keliu persvarstyti tos vaidmenis, bet vargu bau, ar čia buvo galima taip, tai staigiai tą procesą įveikti. Jis negalėjo įveikti kelių amžių atsilikimo ten dešimtmečių klausimų. Ir jeigu mes palygintumėm su sovietmečiu, kokia šeimos struktūra, koks modelis šeimoje, kokie vaidmenys vyro ir moters, vyro ir žmonos buvo propaguojami, koks lūžis įvyko? Sovietmečiu? Čia gal du tokie skirtingi dalykai yra. Vienas toksai oficialiosios politinės propagandos lygmuo yra, kitas lygmuo yra visuomeninis lygmuo. Tai yra, kaip patys žmonės tai traktuodavo ir kaip primdavo. Ir aš nemanau, kad mes taip visuotinai esam labai toli nuo to nubėgę. Vis tiek yra šeimoje priimta, vis dar gaila, bet priimta, jog moterims, mamoms ir priklauso išimtinė teisė į tam tikrus klausimus ir atvirkščiai vyrai turi savo tam tikrus klausimus. Aš kadangi dirbu mokykloje, tai su tuo galbūt labiau susiduriu. Ir jūs, tie, kas turite mokyklinio amžiaus vaikų, puikiai žinot, kad tėvų susirinkimai mokykloje iš tiesų yra mamų susirinkimai. Yra daugybė tėvų, kurie ateina ir sako, žinot, mama nuspręs, ar mes mokysimės šitoj mokykloje ar ne, mano reikalas tik pinigus mokėti, nes aš duoną uždirbu šeimai ten ir panašiai. Tai čia, ta prasme, kad nesusidarytų, kartais mes savo burbule gyvendami imam ir susidarom tokį įspūdį, kad dabar jau tikrai viskas gerokai pakitę, bet to įsivaizdavimo tikrai nėra taip, kad nužengiam ir nebeturim kur tobulėti. Dėkoju. Profesoriau, štai Mindaugas kalba, kad šiandien nėra viskas taip jau labai pasikeitę, kaip mes norėtume. Ir galbūt tas perėjimas iš sovietinės sistemos į nepriklausomą Lietuvą, paraleliai pokyčiai šeimų rolių pasidalinime, darbų pasidalinime, ta lyčių lygybė, kurios kaip valstybė mes siekiame ir deklaruojame kaip sieki, taip greitai nevyksta, kaip kad politiniai pokyčiai. Kaip jūs vertintumėte tos pastarųjų dešimtmečių pokyčius? Pradėkim nuo to, kad aš ir politinių pokyčių nevertinu kaip labai staigių. Švelniai sakant, pasiskaičius Romos istoriją, kažkokių didelių skirtumų nesimato. Dar netgi daugiau. Romoje buvo visiškai aišku, kad jeigu žmogus pasakė A, jisai turės pasakyti Ž. O čia pas mus sako A, A', A2, A3 ir visą laiką šokinėja nuo kėdės ant kėdės politikas. Čia tokia mūsų laikų ypatybė. Bet jeigu grįžtumėm prie tų pokyčių, kurie
vyksta šeimose, tai pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad įvyko per tuos 30 metų pakankamai didelis pasimetimas rolėse. Todėl, kad tos patriarchalinės šeimos vaidmenis buvo pakankamai atvirai ir tiesiai kritikuojami ir vyrams išdrįsti ginti juos kažkokiu būdu. Pavyzdžiui, kad ir taip, kaip jūs sakėt, aš esu šeimos duondavys, aš išlaikau šeimą, tai mano vaidmuo yra tik sumokėti už mokyklą. Aš bandžiau savo jaunystėje kažkaip tai atstot žmoną kai kuriuose susirinkimuose ir, pavyzdžiui, nuėjau į savo vyresnės dukros darželio tėvų susirinkimą. Na, jūs turbūt suprantate, tai buvo mamų susirinkimas, kuriame buvo vienas tėtis. Ir kai mamos tenais valandą kalbėjo, kokią košę duoda vaikam pavakariam, aš galų gale išdrįsau pasakyti, žinot, man nusispjaut, kokią košę duoda, man rūpi, kaip mano vaiką ugdo šitame darželėje. Klausykit, aš daugiau nebejau, nes galvojau, kad mane suvalgys. Tai skirtumas, norim mes ar nenorim, tarp vyriško ir moteriško požiūrio į kažkurios dalykus egzistavo ir egzistuoja lygi šiol. Antras labai svarbus dalykas, aš galvoju, kad iš tikrųjų dabar labai daug moterų laimėjo kovą už lygybę. Tik tai turiu vieną klausimėlį. Lygybė prieš ką? Nes tokios lygybės kaip abstrakčiai nėra. Ir jūsų pareigos man taip lygių galimybių. Kur? Kokioj vietoj? Darbo karjeroje, atlyginimo gavimo? Prašom, žinoma, šitai galima gauti. Ką už tai sumokės moteris? Tai yra labai didelis klausimas. Vieną dalyką, ką jau moka iš tikrųjų dabar, vyrai nebesijaučia vertingi. Jie gali būti lengvai pakeisti, gerai uždirbanti moteris, žiūri į jį kaip iš viso, tokį šalia esantį padarą, ir jeigu jis ne visai atitinka, tai atsiras kitas, kuris atitiks reikalavimus. Ir tai atvedė prie dar vieno dalyko mūsų šiuolaikinėse šeimose, to, ką aš vadinu pakeičiamumas. Labai lengva pakeisti žmogų. Ir dabar labai daug ir vyrų, ir moterų, čia iš savo praktikos sakau, laikosi savo filosofijos. Aš esu koks esu ir niekas pakeisti manęs negali. Ir tai yra faktas, aš pats propaguoju šitą frazę, kad visi mes turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti. Patį save. Tai jeigu taip, o aš keistis nenoriu, tai jeigu man su šito blogai, aš pasiimsiu kitą. Ir žmonės tapo pakeičiami labai lengvai. Aš jau nekalbu apie skyrybų statistiką. Tai yra košmaras. Pusė Lietuvos vaikų neturi abiejų tėvų, kurie yra jų tėvai. Pusė. Skirtingose vietose. Čia labai gerai. Turi tėvus skirtingose vietose. Fantastika. Va, tai grįžtant prie to, kas pasikeitė, aš noriu pasakyti, kad išplaukė ribos ir vaidmenys ir mes dabar esam tokioj pereinamojoj stadijoje. Man tai, ką aš kalbu dabar, primena visai neseniai dokumentiniam BBC filme matytą informaciją, kad iš tikrųjų iki geležies amžiaus moteris ir vyrai buvo lygiaverčiai, lygiateisiai. Pagal ką sprendžiama? Pagal jų mitybos struktūrą. Jų randamose kauluose mikroelementų, maistingųjų medžiagų pėdsakų randama po lygiai. Nuo geležies amžiaus pradžios moteris tampa vis prasčiau ir prasčiau maitinamos. Vyrai tampa tie, kurie tvarko pasaulį. Ir noriu pasakyti, kad ko gero dabar vėl mūsų kapeliuose suras vienodai gerai pamaitintus vyrus ir moteris, bet ką mes turim už tai, aš nežinau, man būtų net įdomu išgirsti iš auditorijos, kaip jūs galvojat, kągi moteris laimėjo. Ir aš paskui pasakysiu savo dar vieną idėją, bet vėliau. O kągi moteris laimėjo, mes paklausime net ne auditorijos kol kas, bet
lygių galimybių kontrolierės, kurią turime čia pat. Birutė, tai pirmiausia, tikrai norim sužinoti apie pačią įstaigą, dėl kurios profesorius kėlė klausimą. Ir taip pat kaip jūs atlieptumėte, kągi laimėjo moteris. Galbūt visas tas progresas buvo nereikalingas. O gal ir vyrai? Man atrodo, mes turime vis dėlto dar truputį nukeliauti ir padiskutuoti apie tai, nes kalbam apie sovietmečio šešėlius, tai kokiagi buvo ta šeima ir kokia buvo ta pseudo lygybė sovietmečio, kurią mes dabar piešiame ir kartais idealizuojame. Ir tai prie įstaigos gal grįšiu, bet pirmiausiai apie tą patį sovietmetį. Moterų emancipacija kaip po tokia arba lyčių lygybė buvo labai plačiai naudojama kaip propagandos produktas tiek geopolitiniu lygiu, tiek tarptautiniu lygiu. Sovietų sąjunga lenktyniavo, niekam nepaslaptis, su JAV, vyko šaltasis karas aktyviai ir tikrai moterų lygybė arba šitas klausimas tapęs buvo vienu metu lenktynių klausimu dėl daugybės kitų geopolitinių galios praradimų. Tai pavyzdžiui, ta pati moterų diskriminacijos panaikinimo konvencija Jungtinių tautų iš esmės dalinai atsirado dėl tų lenktynių, net ne tiek tų dviejų valstybių patikėjimo, kad svarbu pagaliau spręsti tam tikrus nelygybės klausimus. Ir čia reikėtų, aišku, nenuvertinti pilietinės visuomenės ir moterų indėlio, kurios rašė realiai tą konvencijos tekstą. Jis buvo tikrai be galo svarbus, bet vyko geopolitinės lenktynės. Sovietų sąjunga save deklaravo kaip pasiekusi lyčių lygybę jau 7-8 dešimtmetyje valstybė. Ką tai tuo tarpu reiškia, kad, pavyzdžiui, pasak Dalios Leinartės, kurios gaila, kad čia nėra, nes jinai analizavo būtent šeimas sovietmečių, tai ką jinai sakė, aš ir pacituosiu, remiantis istoriniais šaltiniais ir interviu, ta lygybė buvo tokia daugiau propagandinė, ir kuri egzistavo. Moteris, ką tai reiškia, moteris buvo iš esmės priverstos išeiti dirbti, nesuteiktos galimybės lygios dirbti, bet priverstos išeiti ir tada ir atsirado ta sąvoka antrosios pamainos. Nes realiai, ką jos turėjo daryti, tai atidirbti visas valandas būtinai darbe ir dar be to nedirbimas buvo laikomas veltėdžiavimu. Ir tada grįžusios namo atidirbti 2. ir 3. pamainą priežiūros vaikų, savo artimųjų, namų erdvės. Tuo tarpu vyrai buvo skatinami išeiti iš tos namų erdvės ir taip ir veikia propagandinė mašina, kuris sakė, kad vyrams šiaip reikėtų susirasti kitas erdvės, žvejybą, dar kažkokius, būtinai atsitraukti nuo šeimos. Ir šeima buvo tokia kaip po, net meilė buvo kaip po tokia žeminama ir romantizavimo jokio negalėjo būti šeimos santykių, nes kita mokslininkė sako, kad šeima tai toks draugiškas darbo kolektyvas, kurio pagrindinis uždavinys gimdyti ir užauginti vaikus. Ir su tuo atsiranda labai aiški propaganda, kad labai aiškiai, kaip dabar Akvilina Cicėnaitė savo romane rašė Tylos istoriją ir vyko labai didelė tylos istorija, buvo labai daug smurto artimoje aplinkoje, smurto šeimose, daug seksualinio smurto, nes kaip žinia ir niekam nepaslaptis, tas tikrai nėra mitas, kad apie seksą buvo negalima kalbėti, bet tuo pačiu jisai toks nuvertinamas, apie jokį lytiškumą, jokius poreikius, apie poreikių tenkinimą nebuvo galima kalbėti, nepaisant to, kad Sovietų sąjunga vienu metu net vibratorių patys įteisino ir sertifikavo. Taip jie neva sprendė moterų kabutėse frigidiškumo problemą. Tai reikia suvokti, ta prasme, kokia vyko propagandinė mašina ir kaip vyko formaliai, kas buvo reglamentuojama ir net buvo neslepiama ir, pavyzdžiui, žurnale Tarybinė moteris buvo rašoma, kaip reikia čia dabar jaunąją kartą imti už ragų, jam paaiškinti, kokia turi būti šeima, be meilės, bet toks kaip tas mini kolektyvas, kuris produkuoja vaikus, iš esmės naują darbo jėgą, supras. Ir viskas buvo daroma taip labiau prieš pastatant neva tai kapitalistiniai, atseit supuvusiai, vėlgi kabutėse rodau vakarų visuomeniai. Ką prie viso to reiškia, neigiant bet kokius poreikius, romantiką ir apskritai, kad sovietmečiu iš esmės buvo sakoma, kad seksas kaip po toks arba lytiniai santykiai galėjo būti naudojami nebent vyro poreikių tenkinimui ir kitas aspektas – vaikų gimdymui. Todėl neveltui turbūt labai dažnai, kai mes dabar turime diskusijas apie lytiškumo ugdymą,
kad neva jo nereikia, nors lytiškumo ugdymas yra labai labai platus dalykas, kalbant nuo savo kūno priėmimą, savo tos pačios kaip vyro ar moters savivertės priėmimą, iki kalbėjimo apie tarpusavio santykius, nebūtinai tik seksualinius, bet ir tiesiog tarpusavio santykius. Tai tas truputį lytiškumo neigimas ir ta vadinama tradicinė šeima, kaip dabar jinai dažnai piešiama, už ką kovojama, kaip ir sako Dalia Leinartė arba Norbertas Černiauskas istorikas, tokia, už kurią tradicinė šeima kovojama dabar, yra būtent ta, kuri buvo propagandos piešiama sovietmečiu. Tai yra vyras, moteris, būtinai 2 vaikai, pageidautina mergaitė ir berniukas. Ir tokia truputį iškrypus sistema. Ir nepaisant to, kad labai daug dabar girdisi to idealizavimo, o sovietmečiu bent darželiai buvo. Tokių kartais tenka išgirsti, bet reikia turėti omeny, kad nebuvo jokių vaiko priežiūros atostogų iki tam tikro laiko, net nėštumo ir gimdymo atostogos iki 82 metų pat nebuvo apmokamos. Tai reiškia, kad moteris labai dažnai, ir tik moteris, išeidavo tada tuo atveju į darbą, nes negalėdavo tiesiog leisti savo išgyventi. Ir kaip veikia tas sovietinis modelis, kadangi buvo skatinama kuo anksčiau tuoktis ir kuo greičiau tuos vaikus gaminti tikrąją to žodžio prasme, sovietmečiu vyko itin didelis skyrybų skaičius. Tuo pačiu, kadangi vyrai buvo skatinami taip labiau atsiriboti nuo šeimos, vyko tikrai nepaslaptis, nesinori taip suprimityvinti, bet didžiulė alkoholizmo, savižudybių problema, kuri išliko po to ir nepriklausomoje Lietuvoje, ji žinoma mažėjo, bet kas realiai gaudavosi, kad darbo kolektyvai bandydavo kartais sugaudyti vyrus, kad maždaug jie mokėtų alimentus tuo atveju, kai vykusios skyrybos, bet nesėkmingai didžiąją dalimi nebuvo kažkokios tai aiškios sistemos. Tai čia taip gaunasi toks truputį išsiplėtimas į tą praeitį, bet mes matom tuos palikimus kartais dabar, kai yra kovojama už tą neva tradicinę šeimą arba kaip yra pašiepiama ta pati lyčių lygybė, teigiant, kad, pavyzdžiui, vyras tikrai niekada negalės pagimdyti vaikų. Ir niekas, kas kovoja už lyčių lygybę, niekada neteigia priešingai. Tai toks prieš pastatymas tokio teiginio nieko nereiškia iš esmės. Bet kas atsirado iš esmės ir ką mes matome dabar, ir šiek tiek gal kinta tas, tai nuvertinimas, pavyzdžiui, smurto patiriamo artimoje aplinkoje, kaip to kažkas, kas ir buvo rašoma sovietmečiu labai viešai, neneškite savo skalbinių į viešumą. Tai to vis dar yra labai daug, to gėdinimo, kad jeigu kažką patyrei, vadinasi pati arba pats pasirinkai tokią šeimą ir tokį žmogų, ir tai, ką tu patiri, iš esmės yra tavo reikalas susitvarkyti. Tai įstatymai nors ir pasikeitė, bet mūsų sąmonė iki to nebūtinai. Tai toks labai ilgas atsakymas į tai, ar pavyko tą emancipaciją pasiekti. Skirtingos nuomonės susidūrė. Profesorių, noriu grįžti prie jūsų. Štai Birutė paminėjo keletą iš sovietmečio perėmamų tokių požiūrių, reliktų liečiančių santykius, šeimos modelį, lyčių vaidmenis, vyro, moters įsitraukimą, stereotipus. Taip, yra tų reliktų, tų suvenyrų, kurių mes nenorėdami parsivežėm, parsinešėm ir saugom dar pas save. Iš kitos pusės turim ir sėkmingų pavyzdžių, kada pasiseka mums pakeisti visuomenės požiūrį, ir vienas tokių pavyzdžių turbūt yra smurtas prieš vaikus. Sovietmečiu buvusi norma, dabar sunkiai įsivaizduojama. Profesoriau, prieš diskusiją kalbėjome su jumis apie nubronzinimą. Tai yra tam tikrų praktikų šeimoje, nukelimą nuo pjedestalo, atsisakymą. Birutė užsiminė apie kelias, kurios vis dar egzistuoja tarp mūsų, tų požiūrių. Ką jūs išskirtumėte kaip sovietinį palikimą, kurio turėtumėm atsisakyti? Žinot, aš galvoju, kad aš nebūtinai ryščiausi prie to žodžio sovietinis. Buvo labai gerai pasakyti, kad sovietiniais laikais šitie dalykai buvo vartojami propagandiniu tikslu,
Bet esmė tai buvo vis vien, tai buvo patriarchalinės šeimos vertybių įdėjimas į komunistinę ideologiją, nieko naujo. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia knyga Ivano Rūsčio laikais išleista Damastroj, būtent apie šeimos struktūrą ir kas kokią turi rolę vaidinti šeimoje, nelabai kas pasikeitė per tuos 400 metų. Bet jeigu mes grįžtumėm prie to, kas iš tų taip vadinamos tradicinės šeimos vertybių vis dėlto pasikeitė, tai aiškiai pasikeitė pasirinkimo laisvės lygis. Dabar ir vyrai, ir moterys jaučiasi gerokai laisvesni priimdami sprendimus ir nelabai kreipdami dėmesį į likusius šeimos narius, kaip šitai juos pakeis. Ir šita pastaba, ponios Birutės, kad yra abu tėvai tik skirtingose vietose. Yra iš tikrųjų tragedija vaikams, nes psichologiniai tyrimai parodė, kad didesnės nelaimės vaikams kaip tėvų skyrybos nėra. Prašau? Aš suprantu, kad gali būti įvairios priežastys. Ir smurtas yra viena iš galimų priežasčių. Bet yra labai daug, jūs galėtumėt pasiklausyti ar paskaityti teismo dokumentacijos. Man teko dirbti su teisėjais pakankamai artimai. Tai ten vienas iš dalykų yra, pagrindinių skiriantis, charakterių nesutapimas. Aš ten iškrentu į nuosėdas, kaip jie gali sutapti, mes esam skirtingi, visi absoliučiai, kiekvienas nuo visų kitų. O tai reiškia, charakterių nesutapimas yra garantuotas. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums esant skirtingiems reikia mokytis kalbėti, mokytis susitarti. Ir štai vienas iš to nubronzinimo galbūt objektų būtų būtent charakterių nesutapimas kaip skyrybų priežastis. Tai nėra skyrybų priežastis. Tikrai yra kažkas kita. Ir paslėpta po šitais gražiais žodžiais. Toliau aš galvoju, kad iš tikrųjų antras dalykas, kuris yra pasikeitęs, tai supratimas, kas turi jėgą, kas turi šeimoje galią spręsti. Ir jeigu anksčiau buvo labai aiškiai, dar šimtmečiai prieš, kad kas atneša duoną, tas ir yra sprendimų priėmėjas svarbiausiais klausimais. Dabar nebėra šito pasiskirstimo. Dabar tikrai yra pakankamai daug moterų, kurios uždirba tiek pat ar net daugiau už vyrą, kurios sėkmingesnės savo karjeroje. Ir tada nebeaišku, kas turi spręsti. Ir vėl reikia tartis, kokioj sferoj kas sprendžia. Nes gyvenimas šeimoje turi daugybę skyrių, sferų, lentynėlių. Ir skirtingose lentynėlėse, aš manau, turėtų būti sutarta, kas yra ten sprendėjas. Labai kol kas nėra tradicijos, aš galvoju, kad šitai tai tikrai yra atsinešta iš šimtmečių tradicijos, nėra šeimose tradicijos derintis. Yra tradicija kovoti, kas būsim svarbesnis. Ir tai yra didžiulė klaida. Todėl, kad šitoj kovoj pralaimim visi. Ir mūdu, kurie kovojam, ir mūsų vaikai. O mokymasis kalbėtis ir tartis yra pamoka ir mūsų vaikams. Nes mūsų vaikai nesimoko iš žodžių, iš mūsų pamokymų. Mūsų vaikai mokosi iš pavyzdžių. Iš to, kaip gyvename mudu. Ir šitas mokymasis gyventi pakankamai sudėtingose situacijose priiminėti sprendimus yra pamoka po pamokos mūsų vaikams. Tai aš galvoju, kad vienas iš dalykų nusimesti teisumo kaukę ir suvokti, kad dėl visko reikia tartis. Labai nelengva. Mindaugai, Eugenijus užsiminė, kad tėvų santykiai taip pat yra pamoka vaikams. Vaikai mokosi iš to, ką mato savo šeimose, namuose. Jums būnant mokyklos direktoriumi, ar galite pasakyti iš vaikų elgesio, kokie šeimos modeliai, lyčių lygybės modeliai egzistuoja tų vaikų šeimose? Ar matot kažkokias tendencijas, kažkokius skirtumus?
Be abejo, tai nereiškia, kad ten kiekvieno vaiko atveju labai individualiai galima tai nustatyti. Na vis tiek yra toks bendras fonas kažkoks, bet yra buvę tikrai atveju, kuomet vaiko elgsena labai aiškiai paaiškina tėvo, dažniausiai tėvo elgseną. Nes jeigu vaikas pradeda nepagarbiai bendrauti su mokytojomis, nes vis tiek 80-90% personalo, kuris dirba mokykloje, yra moterys, ir tu pasikvieti pasikalbėti tėvus ir tu to vaiko tėvo elgesyje pamatai lygiai tuos pačius dalykus, tik tai šiek tiek jau užslėptus. Nes su amžiumi ateina tas gebėjimas kažkaip tai įvinioti, šiek tiek į saldainių popieriuką, bet jeigu taip lieki viens akis į akį su tėvu, tai žinot, tokie pasakymai, čia, žinot, direktoriau, ar gali Bobos pavadovauti? Tiesiog negali. Bet jeigu jūs pasakytumėt mano sūnui, tai čia jau veiktų. Ir čia yra baisus dalykas, nes tai yra koduojama informacija tam vaikui. Čia aš kalbu apie jauno amžiaus vaikus, apie pradinukus. Jie tada auga, tampa paaugliais, jie pradeda kurti santykius su bendramžėmis merginomis, jie tampa suaugusiais vyrais. Tai jie tai be abejo atsineša. Vaikai keičiasi tais dalykais bendraudami, ar ne? Ir aš nesu čia kažkaip pastebėjęs tendencijos, koks yra traktavimas tų vaikų, kurie šeimoje visiškai kitaip mato pagarbų bendravimą, gal net ne pagarbų bendravimą, bet neišskirimą, kad čia vyriškas kažkoks reikalas, čia moteriškas reikalas, čia mama turi tvarkyti ir panašiai, kaip jie traktuoja tuos dalykus, nes tikrai pakankamai dažnai tie klausimai iškylantis yra patys įvairiausi. Tai kaip mes elgiame šeimoje, vaikų akivaizdoje, tai labai didelė dalimi ateina į mokyklą. Ir todėl susiformuoja dvi tokios realybės. Mes mokykloje dažnai mėginam per mokytojus pakeisti vaikus, išspręsti tam tikras problemas. Čia aišku yra problema tokia, jeigu mokytojai nenori to daryti, ar ne, keisti, nes kažkoks toks šiek tiek skeptiškas požiūris į moterų galimybės nėra tik tai vyrų transliuojamas, ir moterų, kurios tai pripažįsta, kadangi man tenka būti nemažai įvairiuose kaimiškose vietovėse, turiu sodybą, atvažiuoju pas uošvienę, tai ten, žinot, visiškai yra normalu, yra vyrų reikalas, yra moterų reikalas ir tos pačios moteris tai ištransliuoja. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu moteris mokytojos nėra nusiteikusios keisti tų stereotipų tam tikrų įvaizdžių, požiūrio, tai, jeigu susiduria tie požiūriai ir šeimoje ir mokykloje vienodi, tai toks, cementas labai tvirtas pasidaro. Ir iš kitos pusės mokykla kaip institucija, kuri nori visuomenės pokyčio. Nori, kad adekvačiau būtų žiūrima į šitą situaciją, nebūtų nuvertinamas per lyties prizmę visų pirma vaikas. Darbuotojas per lyties prizmę nebūtų vertinamas, kad mes žiūrėtume jo vertybinį pasaulį, žiūrėtume jo gebėjimus, nesusifokusuojant, tai yra berniukas ar mergaitė. Bet dar iš to mes nesam ištrūkę, nes ir tyrimai rodo, jog mergaičių mokymosi rezultatai yra aukštesni negu berniukų. O paaiškinimas irgi elgsenoje yra, ta prasme, kad moteris, mokytojos, pradinio amžiaus mergaitės yra linkusios traktuoti kaip tokias geresnės. Nes berniukai, tai jie visi yra velnio apsėsti. Jie yra berniukai. Aš beje save irgi taip pagaunu kartais sakant apie sūnų ir dukrą. Turiu sūnų ir dukrą ir sakau, tas mūsų Vytis, tai kaip berniukas elgėsi. Ir ta galvoju, tai ką, o mūsų ugdė taip nesielgia, kai jie buvo 3 metai. Tai nuo mūsų daug kas priklauso labai. Tėvų ir bendrai visuomenės. Taip, o dar grįžtant prie mokyklos, ką mokykla gali padaryti, stiprinant tą pačią lyčių lygybę ir ko negali. Nes vis tiek turbūt tas pradai yra sudedami šeimoje. Kiek erdvės yra mokyklai pakeisti tai, kas jau egzistuoja, kokios praktikos diegiamos šeimoje? Iš vienos pusės tikrai daug gali pakeisti, nes mokykla turi tos galios, nes monopolizuoja
visuomenę tam tikram laikui. Iš kitos pusės nereikia tikėtis, kad labai greitai tai gali padaryti. Čia vis tiek reikalinga, nepasakyčiau, kad dešimtmečiai, bet vis tiek mes važiuojame į tą geresnę pusę. Bet naivu tikėtis, kad jeigu mes įvesim dar vieną papildomą programą mokykloje, ar integruota, ar neintegruota, ne taip svarbu, ir po metų viskas susitvarkys. Ten, nežinau, problemos yra su socialiniu emociniu ugdymu, įvedam programą, kitais metais jau norim geriausių rezultatų. Tai mokykla jokių būdų to negali padaryti ir apie šeimų ten kažkokius vaidmenis, jeigu mes kalbėtume, bet iš kitos pusės integravimas tų temų į vadovėlius, integravimas tų temų į tam tikras užduotis, požiūrio traktavimas mokyklos gyvenime daug ką lemia. Jaunas žmogus, aš darau tokią prielaidą, čia moksliniai tyrimai dar neduoda atsakymo, nes tai yra pernelyg besikeičiantis dalykas. Šių dienų jaunas žmogus, tai yra mokinys, jam yra tokia vertybinė krizė, jis nebūtinai tikės tėvu, jeigu mokykloje sakys kitaip. Kai aš pradėjau dirbti mokytojui prieš daugiau negu 10 metų, realiai mokiniai tikinti, kad tavo tėtis neteisus, o mokykla sako, gerai, buvo be šansų. Dabar vis dažniau aš matau, kad, patys mokiniai, čia visiškai nesvarbu, ar kalbėtume apie pradinukus ar 12-okus, jie dažnai sako, žinot, pas mus name visiškai kitaip traktuojami tie dalykai, su tokiu skepsiu yra žiūrima. Tai keičiasi tikriausiai tas jaunas žmogus. Birutė, linksitės, pritarėte, kad pokyčiai matomi, egzistuoja, iš kitos pusės statistika, ypač vyrų moterų lyčių lygybės srityje, ne visada džiuginanti. Praėjusiais 2002 metais buvo paskelbtas Europos lyčių lygybės indeksas, rodantis, kad Lietuva tebestovi vietoje ir užima 20-ąją poziciją tarp ES šalių. Šalis atsilieka nuo ES vidurkio. Lyčių lygybės darbo srityje rodiklis nuo 19 metų netgi šiek tiek sumažėjo. Moteris uždirba 11% mažiau negu vyrai. Namų ruošos darbai irgi dažniausiai gula ant moterų pečių. Taip, tai yra, ką vaikai mato savo šeimose, kad mama ruošia namus, rūpinasi ūkio darbais. Ir pačios moteris vis dar jaučiasi kaltos derindamos profesinę veiklą ir vaikų auginimą. Beveik 7 iš 10 moterų prisipažįsta, kad jaučiasi kaltos, būtent derindamos profesinę veiklą, darbą ir vaikų auginimą. Tad visoje šitoje bendrame kontekste, ką turėtumėm daryti siekiant lyčių lygybės? Tai čia jau kalbant dabar perėjant apie tą instituciją, ką ta lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba veikia, tai čia neišsiplečiant viena iš dalių mes nagrinėjame skundus individualių asmenų, kurie kreipiasi dėl diskriminacijos, ar tai lyties, negalios, amžiaus, pagrindais darbo, švietimo toje pačioje srityje, prekių ir paslaugų ir nebejotinai lytis kaip vienas iš 14 pagrindų, kurių dabar aš visų nevardinsiu, įstatymė, kuriais žmonės gali teikti individualius skundus, yra vienas iš pirmaujančių visą laiką, kartu taip pat eina dažnai antroje ir trečioje vietoje keičiasi negali ir amžius kaip pagrindai. Ir turbūt čia niekam nesurprizas, nes jų daugiausiai mes matome ir patiriame turbūt ir kasdienybėje. Tai kartais su lyčių lygybė yra taip, kad Lietuvoje, ką aš matau ir politiniu lygiu, kad mums labai trūksta vizijos ir aiškios vizijos, nes labai dažnai sakoma, kad lyčių lygybės jau čia mes tiek daug pasiekę, moteris gali dirbti ir vyrai gali dirbti, ar ne, ir čia turime ir Seimo pirmininkę, moterį ir ministrę pirmininkę, tai ko jūs dar norite, ką dar čia reikia pasiekti. Tai visi tie iššūkiai, kuriuos minėjo ir gerbiamas Mindaugas ir Eugenijus, tai tiesiog mes juos, kai sugrupuojame, reikėtų pereiti per atskiras sritis. Tai viena yra iš šių švietimo sritis, kad tokio kaipo aiškaus ir aiškios vizijos ugdymo prasme, netgi pedagogų ir pedagogių rengime nėra, kaip mes galėtumėm prisidėti prie tos lyčių lygybės. Ir dėl to kartais net aš esu tikrai turėjus mokymų, kur, pavyzdžiui, su atskirų mokyklų kolektyvais dirbame, pavyzdžiui, seksualinio priekabiavimo prevencijos ir taip pat smurto, kaip gali prisidėti mokyklos prie smurto artimoje aplinkoje prevencijos.
Tai šitie klausimai yra susiję visų pirma labai dažnai su tų pačių mokytojų trauminių patirčių išgyvenimu. Tai tam, kad galėtų įvykti mokymas, neužtenka suteikti žinių kažkam. Kažkam tiesiog mokymų metu labai dažnai tenka prisipažinti savo, kad velnias, tai ką aš patyriau prieš 20 metų ar prieš 30 metų iš tikrųjų buvo seksualinis smurtas ir prievarta, tiesiog niekas apie tai nekalbėjo su mumis. Tai yra sudėtinga ir pereiti, čia jau turbūt psichologas galėtų daugiau pasakyti, kad pirmiausiai savo pripažinti, kad tai, ką patyrė, yra labai neteisinga ir niekas manęs neapsaugo ir tuo pačiu aš jaučiuosi pirmiausiai turinti išgyventi savo trauminę patirtį, kad galėčiau su kuo nors kalbėti apskritai, kaip čia tas ribas brėžti, ar kaip vertinti berniukus ir mergaitės nebe skirtingai pagal lytį, pagal jų gebėjimus paskatinti, o nenužeminti ir panašiai. Tai yra labai sudėtinga, kai pats savo nesipripažinęs, kad dėja man tai padarė labai didelį įtaką mano gyvenime. Kitas dalykas, ko labai vis dar, man atrodo, reikėtų, tai labai aiškaus tako, kur mes einame smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais. Ir aš tikrai paminėsiu tą pačią Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Kitaip pavadinama, šito pavadinimo jau niekas kartais ir nemini viso, vadina tiesiog Stambulo konvenciją ir aplink ją apipinta tiek įvairių mitų, visko, ko nėra konvencijoje, bet nieko apie pačią konvenciją, kad mes turime turėti aišku kelią šioje valstybėje, kad taip tai yra takas, kur mes einame, nes mums nėra okei smurtas artimoje aplinkoje. Mums nėra okei, kad tie patys vaikai atsineša tą smurtą į mokyklas ir leidžia savo smurtauti prieš kitus žmonės darbo vietoje ar toje pačioje mokykloje, nes tai daro didžiulę įtaką mums kaip visuomeniai, kaip po tokiai, kuri tada galime apie daugybę pasiekmių to kalbėti, kokią tai įtaką daro mūsų netgi tam pačiam, jeigu ir per produktyvumą žiūrėtumėm prizmę, arba tiesiog kitaip gal galėtumėm žiūrėti, kiek mes kūrybiškai tada galime save išreikšti, kai nuolat esame kažkokiam patiriame smurtą, pavyzdžiui. O vaikai, gyvenantys smurtinėje aplinkoje, irgi laikomi patiriantys smurtą, nepaisant to, kad galbūt tiesiogiai nėra mušami arba žeminami patys. Bet mažai tikėtina, kad vietoje, kur yra, pavyzdžiui, smurtas dėl lyties, kur žeminama mama nuolatos, kad nebūtų nužeminamas ir vaikas. Tikrai labai mažai tikėtina. Tai tai yra svarbu turėti omeny. Kitas turbūt kelias, tai šeimos asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo balansas. Tai čia atsakant į tą klausimą, kai mes kalbam, kad tai okei, mes turime dabar visi darbus, o tai kas dabar padarys tai, kas vyks, kitus darbus, kurie yra šeimoje. Tai man atrodo, reikia nustoti kalbėti, kad šeimos arba to šeimos židinio priežiūra yra kenkianti tik užkraunant naštą tik moterims, kad tai kenkia tik moterims. Iš tikrųjų, tai labai stipriai kenkia ir vyrams. Ir mes, kai darėme apklausą vyrų, kurie norėtų labiau įsitraukti į vaikų priežiūrą, tai jie sako, jeigu mūsų darbovietė būtų labiau palaikanti aplinka, būtų aiški lyderystė ir suteikiamos vienodos galimybės, aš irgi norėčiau labiau įsitraukti į tą šeimos priežiūrą. Tuo pačiu galima paminėti vyrų, kurie išeina vaiko priežiūros atostogų arba nori sugrįžę dirbti pagal tą, dabar žinote, yra Lietuvoje jau galima, pavyzdžiui, valstybinėse įstaigose, biudžetinėse įstaigose dirbti, jeigu nori 4 dienas per savaitę. Tai su kokiu siurprizu yra pasitinkama, kai jeigu vyras paprašo, kad jis galėtų naudotis šitą galimybę, nes jinai garantuojama vienodai vyrui ir moteriai. Tuo pačiu nemažiau reikia kalbėti apie tai, kiek moteris vis dar susiduria su didžiulė diskriminacija, kasdienė diskriminacija, žiūrint pagal lytį ir amžių. Maždaug nustato, kad čia maždaug gimdyvinio amžiaus moteris arba turinti vaikų. Tai aišku, dabar viskas ta diskriminacija, kaip aš sakau, kabutės tokia labiau emancipuota, niekas tau nepasakys. Atsiranda vietų, kur pasako tiesiogiai, kad o tai kas jūsų vaikus prižiūrės arba kas bus su jais. Kitais atvejais tiesiog nedarbinamos moteris arba į aukštesnės pozicijas arba į tas pozicijas, kur atlyginimas kažkoks didesnis. Tai to mes turime dar labai daug ir mes negalime to nuneigti, kad mums reikia labai aiškios analizės, reikia labai aiškios politikos, kaip mes su tuo tvarkomės.
Ir tuo pačiu, kalbant apie tam tikrus valstybinius sprendimus ir valstybės kaip po tokios strategijas, tai mūsų vyriausybė deklaruoja lygybės siekius, bet kartais dėja jie ir lieka deklaracinio lygio, nenumatant labai aiškių ir konkrečių priemonių, tai ko mes norime pasiekti, ką mes darome. Ir čia tada atsiranda, ką jūs ir patys minite, tiek moterų nuvertinimo darbo rinkoje klausimai, bet taip pat ir galbūt vyrų tas klausimas, kuris sakomas, kad pasimetimas, o tai kokią rolę aš turiu dabar įgyvendinti. Bet tiesą pasakius, dėl tų rolių paieškų, tai ten, kur yra ugdoma savivertė ne pagal lytį, o tiesiog gerbiamas žmogus, man atrodo, kad nuo to laimėtų tiek moteris, tiek vyrai, tiek bet kas kitas. Ir čia norisi pridurti dar vieną aspektą, taip lyginant labai su sovietmečiu, kad mes visi turim ne tik lytį, mes turime, ką ir sakiau, savo amžių, taip pat turime negalią labai dažnai. Ir šitas aspektas irgi labai dažnai pametamas, kaip jis buvo pametamas labai dažnai sovietmečiu, taip vis daugiau galbūt atsižvelgiama į Lietuvoje, bet mes jį pametame. Mes tiesiog pametame, susikoncentruodami kažkokius tai didžiulės kovas dabar, ar tai už tradicinę, ar už tai kažkokią kitokią šeimą. Bet kas ta kitokia šeima, žinoma, ją netaip lengva apibūdinti kaip tą tradicinę šeimą. Negali pasakyti, kad tik taip arba ne kitaip, nes būtent ten turi būti raginamas tas susitarimas, tas kalbėjimasis, tas dalinimasis atsakomybėm. Ir niekas nesako, kad jos turi būti paskirstytos, tik tai sako, kad apie neproporcingą naštą vienam ar kitam žmogui vežti visą namų ruošos arba vaikų priežiūros krūvį. Dėkoju. Profesoriu, jūs noriu kreiptis. Štai Birutė minėjo, kad neproporcingas yra tas pasidalinimas tarp vyrų ir moterų namų ruošos. Ir nekalbama apie 50-50, to tobulą lygybę, bet kalbama apie kryptį, apie judėjimą to, kad ta našta tom pareigom būtų dalinamasi lygiau. Turbūt apie tai ir yra lygios galimybės. Ar jūs pritarėte, kad vyro vaidmuo namų ruošoje turėtų augti ir ar tai savaip nesikerta su tuo, ką jūs paminėjote anksčiau, kad vyro rolė, vyras tarsi pametęs tą rolę, tarsi nebėra aišku, jisai keliauja iš praeitos sistemos, bando prisitaikyti dabartinėje ir štai mes dar labiau norime apkrauti jį namų ruošos darbais. Na, visų pirma, pasakyti dar labiau apkrauti, aš galvoju, kad čia tokia metafora. Graži, nes kuo jisai yra apkrautas apskritai. Tradicinėje šeimoje tai yra poreikio išeiti iš namų, su draugais pažvejoti, kas reiškia išgerti ir daugybė. Taip, bet jeigu žiūrėti realistiškai, tai aš galvoju, kad iš tikrųjų šiuolaikinėme gyvenime, bent jau miesto šeimose, tų namų ruošos darbų atlikimas vis labiau technicizuotas. Skalbia mašinos, kepa mašinos, indus plauna mašinos. Ir tai yra pakankamai vyriška sudėti daiktus į mašiną. Nu taip, tiesa? Išimti, žinokit, švarius visai nieko. Visai nieko. Bet jeigu kalbam apie tą supratimą, kuris yra svarbiausias mano galva, kaip ugdom savo vaikus, ką mes jiems duodam ir ką mes jiems atnešam iš savo patirties, iš savo gyvenimo kažkokio supratimo, tai nori ar nenori, tai yra irgi tyrimų rezultatai psichologinių. Mama visada priims vaiką nežiūrinti tai, ką jisai yra padaręs ir nuveikęs. Tai yra uostas, į kurį vaikas gali atplaukti visada. Tėvas yra reikalavimus keliantis asmuo. Jis yra kaip ta atvira jūra, į kurią išplaukęs laivelis turi išmokti plaukti ir nenuskesti. Tai yra mūsų dviejų skirtingi vaidmenys, padedant vaikui išmokti gyventi šitą gyvenimą. Ir aš galvoju, kad prisijėmimas tų vaidmenų yra visai produktyvus ta prasme, kad kiekvienam vaikui duodama integracija supratimo, kad reikalingas ir prisiglaudimas, ir nusiraminimas, ir kažkoks tai pasidalinimas ir paverkimas,
netgi ant peties. Ir taip pat reikalingas kažkoks drąsos pastumtas veiksmas, iššūkis pasaulyje, į kurį einu. Mokymasis kovot, nes kovot vis vien, norim ar nenorim, kažkiek reikia. Aš suprantu, kad labai norisi visą visuomenę padaryti taikę, lygę, gerą, tiesiog kaip mūsų Baltijos jūra be vėjelio. Nebus šito, ta pati Baltijos jūra, biški vėjų papūtus, jau iš karto šiaučiasi bangomis. Lygiai tas pats yra su gyvenimu. Jame būna iššūkiai, jame būna situacijos, kai reikia už save kovoti, to reikia išmokti. Ir tai mokomasi nuo pat ankstyviausios vaikystės. Bet vienas iš dalykų, kuris yra nepaprastai svarbus, tos kovos nepernešti namų aplinką. Nepradėti kovoti už savo vietą po saulę savo namų teritorijoje. Ir dar vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus ir tarp kitko paradoksalus, jūs labai gražiai pasakėt, viena iš labiausiai feminizuotų profesijų yra pedagogai. Kita labiausiai feminizuota profesija yra gydytojai. Irgi jų yra didžioji dauguma. Ir man labai įdomu, kad mokytojos moko berniukus ir mergaitės, bet mergaitės gauna geresnius pažymius. Ar jos tikrai geriau mokosi visos? Čia klausimas. Neturiu į tai atsakymo. Pažymius rodo tyrimai. O kas jos stato? Mokytojai. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kas iš to išeina. Mano galva išeina labai paradoksali situacija. Mergaitės mokosi geriau, bet jų likimas tapti mokytojomis. O berniukai mokosi prasčiau, bet jų likimas tapti verslininkais. Jokinga, utriruoju, perdedu. Bet esmė yra ta, kad berniukai net ir mokykloje yra įsitikinę, kad jie pasiims iš gyvenimo tai, ko nori. O mergaitės tai, kas lieka. Ir va čia yra didžiulė erdvė, ko mes galim mokyti. Ir kol mokytojo profesija, pavyzdžiui, nebus tarp tų gerbiamų profesijų, kurių atlyginimai yra vieni iš didžiausių, tai čia aš galiu tik tai priminti Karlo Markso citatą. Labai juokinga. Valstybė, kurioje policininkas uždirba daugiau už mokytoją, vadintina policinė. Tai tiek. Dėkoju, Birutė, norėjote reaguoti? Taip, aš norėčiau replikuoti. Man atrodo, sakyti, kad šeima yra absoliučiai atskirta nuo visos kitos visuomenės yra iliuzija. Ir sakyti, kad būtent tai tik tais individualaus šeimoje susitarimo reikalas ir kad pas vieną tėvas yra reikalavimų davėjas, o kitas emocinės paramos davėjas, tai vėlgi yra įsivaizdavimas kaip sovietmečių truputį, kad visos šeimos tikrai turi ir tėvą, ir motiną, o šeimos yra gerokai vairesnės, negu mums gali pasirodyti. Pats minėjote, kad be galo daug skyrybų ir vis tiek būna vienas arba kitas pagrindiniu kažkuriuo teikėju. Tuo pačiu tai yra labai labai stipriai susijęs su tuo, ką mes ir kalbame vėliau ir tą pačią vyrų galimybėmis ieškoti emocinės pagalbos. Jeigu aš negaliu ateiti emocinės pagalbos pas tėtį ir jis yra tik reikalavimų kėlėjas, ar aš, kai užaugsiu, galėsiu eiti ir prašyti emocinės pagalbos, jeigu nematau pavyzdžio, kad yra okei jos ieškoti kaip vyrui ir ieškoti jos pas vyrą. Tai lygiai taip pat, ar yra okei, kad ta emocinė pagalba arba, pavyzdžiui, darbo organizavimas, kuris susijęs ten su šeimos reikalais ir vaikų mokymusi, ar yra okei, kad tai krenta ant vieno asmens pečių, dažniausiai moterų pečių. Nes čia ir būtent mes kalbame apie darbų pasidalymą, kai jis gaunasi, kad neproporcingai daug darbų. Nes pripažinkime dabar apie automatizuotas sistemas labai dažnai, aišku, irgi suprimityvinama, nes nėra taip, kad vyrai dabar jau būtinai tas spinteles kala nuolatos. Kiek kartų per metus reikia sukalti tą spintelę, sutaisyti ir kiek kartų reikia gaminti valgyti, plauti indus, valyti grindis, maitinti vaikus, rūpintis jų mokslo reikalais. Ir dabar, ką rodo ir Europos lyčių lygybės indeksas, kad vyrai įsitraukia į tai vis dar daugiau. Tik tais ta proporcija vis dar yra nelygiavertė. Ir ką aš ir sakau, tada valstybės politikos klausimas yra, ar yra sudaromos tiek vieniem, tiek kitiem vienodos galimybės, pavyzdžiui, tą patį darbą derinti su šeima, išeiti galų gale, pavyzdžiui, 4 valandą iš darbo,
nesumažinant karjeros galimybių pasimti vaikų iš darželio ir normalizuojant tai, nes mes, ką labai dabar dažnai darome Lietuvoje, kad kaip ir atseit skatiname šeimas tiek vaikų turėti panašiai, bet šiaip darbe pageidautina, kad nekištume tų savo vaikų klausimų per daug ir jeigu jau profesionalai esate, tai kad apie tai neval per daug nekalbėtumėte. Lyg tai neegzistuotų, lyg vėl kažkokia tylos istorija kūrėsi tada. Bet mes negalime to daryti tiek moteriams, tiek vyrams, kad neegzistuotų tie klausimai už asmeninio gyvenimo ribų, nes nori, nenori, jie persidengia. Tai tiesiog į tai norėjau sureaguoti. Dėkoju. Laiko nebeturime daug iki diskusijos pabaigos ir visgi noriu atverti mikrofoną klausimams, jeigu tokių būtų. Taip, prašom. Galima gal prinešti mikrofoną priekyje. Aš gal neklausimą, bet noriu pareflektuoti į profesoriaus Laurinaičio diskusijos pradžiai, kai jūs uždavėt klausimą auditorijai, ką moteris laimėjo, ar ne, lyčių lygybėje. Tai noriu šiek tiek pasidalinti savo šeimos modeliu ir nežinau, ar yra laimėjimas, nes man tai suponuoja, kad vadinasi šeimoje kova kažkokia turi būti ir turi būti nugalėtojas. Tai iš esmės bent jau mūsų šeimoje, mano su vyru, pakankamai yra tos lygybės nemažai. Mes turim 3 vaikus. Jie yra visi 3 mažamečiai, tarp jų yra praktiškai 1,5 metų skirtumas. Ir pagimdyti 3 vaikus tokiu skirtumu aš galėjau pirmiausia dėl to, kad mano vyras sutiko eiti į dekretą. Nors, ką čia aptarėm, ar ne, buvo ir žeminimo, ar ne, kandžių replikų vyrui ir man tuo pačiu, kad motina karjeristė. Bet pirmiausia, tai man to reikėjo, kad mano smegenis funkcionuotų ir aš galėčiau irgi būti žmogus ir kažką duoti savo vaikams. Bet kitas momentas, ko nepastebim arba negalvojame apie šeimą, va tokį modelį, kada išeina anksti moteris dirbti, mano ir mano vyro lūkestis buvo savo vaikams parodyti, kad aš turiu berniuką ir 2 mergaitės, kad sūnus gali būti tėčiu, prie kurio galima prieiti prisiglausti ir kad tas tėtis irgi gali nuvežti pas gydytoją, pasimti iš darželio, gaminti valgyti, kai serga ar ne, irgi būti tame dekrete su vaiku sergančiu ir kad sūnus gali užaugęs būti tokiu vyru ir lygiai taip pat savo mergaitėm aš noriu parodyti ir pasakyti, kad jūs nebūtinai turi būti mamos sėdinčios namuose su 3 vaikais, nes išėjus su 1 vaikui dekretu, aš dar ir šiandien galėčiau būti dekrete dėl nedidelio skirtumo, 6 metų tarpas, ar ne? Tai mano dukros turi žinoti, kad gali būti ne tik mamos, bet ir daryti darbą, to, ko jos nori, siekti galbūt karjeros, gali negimdyti vaikų, jeigu jos to nenori. Bet labai noris tą pasakyti per savo šeimos pavyzdį. Ir nesvarbu, ar aš karjeristė, ar mano vyras papadu, man svarbu, kad vaikai užaugtų tokie, kokie jie nori būti. Ačiū Jums. Ačiū už repliką. Ar būtų klausimų? Daugiau? Pastebėjimų, komentarų, replikų? Taip. Taip, mano vardas Rasa, aš iš Vienos universiteto ir domiuosi tai sovietmečio šešėliai šiuolaikinėse šeimose. Ir mane galbūt nustebino, kad kalbamės apie šiuolaikinės šeimas, bet visą laiką kalbėjomės su ta prielaida, kad visuomet šeimoje yra tėtis ir mama, o kaip su šeimom, kuriuose yra 2 mamos arba 2 tėčiai. Mes žinome, yra toks socialinis faktas, Lietuvoje pilna tokių šeimų, tos pačios lyties šeimų, tik tai neįteisinta. Ir man atrodo, čia vienas iš didžiausių sovietmečio šešėlių, kad kažkaip yra neįsivaizduojama, kad iš tikrųjų visi esam žmonės ir visi galim rūpintis ir vaikais, ir siekti karjeros, ir kartu gyventi. Ir kad nebūtina čia kažkaip labai idealizuoti to vyro vaidmens ar moters vaidmens ar ne šeimoje, kad tai toks klausimas kaip ir komentaras, ar ne? Kaip apie LGBT šeimas? Dėkui. Eugenijau, suprantu, ne jūs atsakysite. Tai mano paprastas atsakymas, ta pati tylos istorija. Mes ignoruojame, kad tokios šeimos egzistuoja.
mes renkamės nematyti ir teigiame toliau, kad tokios šeimos neturi nei vaikų, nei apskritai gali būti vadinamos šeimomis. Ir vyksta būtent kova tokia teorinė labiau, kas gali vadinti save šeima. Tai ta kova, iš sovietmečio, jeigu lyginant, tai vienišos moteris su vaikais jau pagaliau galbūt gali vadintis šeima, ne visą laiką gerbiamos, bet gali jau, nes jos patyrė labai daug žeminimo sovietmečiu, reikia tą turėti omeny per tą visą propagandos mašiną, nes netitiko to modelio 2 ir 2. O LGBT šeimos, tai yra po tuo tylos šydu labai dideliu ir neturi jokių garantijų, nei galimybių tų vaiko priežiūros atostogų dalintis, nei galimybių tuo pačiu legaliai nuvesti savo vaikus į sveikatos priežiūros įstaigas, abu ar abi vienodai, nei galimybių atstovauti vaikams mokykloje, nebent pavyksta su kažkuo atskirai susitarti. Tai nežinau, čia labai ar reikėtų dalintis, bet mes esam su partnerė globojusios 4 vaikus. Tai man negėda prisipažinti, kad 4 vaikus globojant aš nesugebėdavau vieną jų suvežioti į sveikatos priežiūros įstaigas dėl kartais didelių sveikatos problemų. Ir mes apsimetinėdavom viena kita, važiuojant į tas sveikatos priežiūros įstaigas. Tai galima tai sakyti, kad tai neteisėta veikla, bet galima tuo pačiu sakyti, jeigu sistema nesukuria jokios galimybės net paprašyti notariškai, kad kažkas galėtų nuvesti ir priežiūrą, tai mes ką tiesiog padarome su tokia tylos, ta vadinama istorija ir visiško ignoravimo, tai tiesiog nesudarome galimybių tiem patiem ir vaikam savo geriausius interesus atstovauti valstybėje ir juos užtikrinti, bet lygiai taip pat visiškai ignoruojame dalį savo visuomenės. Aš pritariu Birutei dėl to, kad ta tylos zona egzistuoja ir aš nei kaip mokytojas, nei kaip mokyklos direktorius niekuomet nebuvau sutikęs tos paties lyties, kad šeima ateitų ir oficialiai, ta prasme, čia. Ir kai pirmą kartą atėjo 2 užsieniečiai, 2 vyrai, atvedė savo vaiką į darželį pasišnekėti. Aišku, tai buvo ir man toksai debiutas, bet aš tik po to pagalvojau apie tai. Kažkodėl, žiūrėkit, viso pokalbio, bet apie tai nebuvau susimastęs. Ir tada aš pradėjau galvoti, o kaip mūsų mokyklos bendruomenė tai traktuos? Mokytojos, valytojos, nes vis tiek ateina pasimti, čia kažkas kažkam papasakoja. Tai žinokit, kažkaip tai niekaip. Tai niekaip nesureikšmė. Gal tarpusavį ten kažkoks buvo, žinot, toks hi ha, gal ten kažkokia šipsenėlė, bet ir mokėsi tie vaikai, ir visi gal ir užmiršo, net, sakau, kažkaip tai nebuvo tokio, įvyko įvykis, ar ne, 2 vyrai atvedė vaiką. Tarp lietuvių dar tokių nepasitaikė. Gal ta šešėlis po truputį nyksta? Galbūt. Eugenijų, replikuosit, pasiėmėte mikrofoną. Gavau pasiruošėt. Ne, tiesiog aš galvoju, kad iš tikrųjų su LGBT problematika yra didelis labai sunkumas, nes aš iš pačių žmonių, priklausančių šitai bendruomeniai, kurie ateina pas mane, girdžiu, kad jų bendruomenėje yra gerokai ypatingi santykiai, kuriuose iš tikrųjų veikia kažkokios kitokios vertybės. Aš nežinau, aš nesu toje bendruomenėje, bet jie skundžiasi, kaip sunku jiems tose bendruomenėse, mažose bendruomenėse gyventi ir egzistuoti. Tai aš galvoju, kad yra problematikos, kur ir mokyklai nugrius, ir mano kolegoms psichoterapeutams nugrius tikrai spręsti. Tai žiūrėsim, aš nežinau, pažiūrėsim. Turime prisipažinti, kad daug ko nežinome ir judame, klausiame, keliame klausimus ir diskutuojame. Ačiū diskusijos dalyviams, ačiū visiems klausytojams, žiūrovams, sėkmės.